Šiandien mes išsiaiškinsime, kuri vieta mokykloje yra garsiausia pertraukų metu, per kurią pamoką mes elgiamės garsiausiai, kuri vieta pertraukų metu yra tyliausia, per kurią pamoką mes elgiamės tyliausiai ir kurioje vietoje skambutis skamba garsiausiai. Priedai. Koks garsumas pertraukų metu yra berniukų tualete ir koks mergaičių. Tam įvykdyti mes naudosime programėlę, kuri garsą matuoja decibelais. Viską pradėjome po visą mokyklą ieškodami garsiausios vietos pertraukų metu. Po ilgo ieškojimo ją radome. Tai buvo pradinukų korpusas. Po to stebėjome savo elgesį pamokose ir nusprendėme, kad didžiausią garsą sukeliame fizinio ugdymo pamokose. Po tokių ilgų didelio garso ieškojimų mes nusprendėme paieškoti tylios vietos, kur galėtumėte nusiraminti pertraukų metu. Po to mes ieškojome, kurioje pamokoje mes elgiamės tyliausiai ir kuri vieta mokykloje pamokų metu yra taip pat tyliausia. Po visų šių tyrimų mes ieškojome, kur mokykloje skambutis skamba garsiausiai. Na, o aišku, pabaigai mes pasilikome priedus.